Sveiki visi, šioje pamokoje pasidarysime, kaip ir žadėjau, paieškos sistemą. Tai yra įvesime, tarkim, kokį nors slapyvardį ir mums pagal įvestą žodį, slapyvardį, suras failą ir jeigu tas failas egzistuoja, mums atvaizduos duomenys iš to failo, o jeigu jis neegzistuoja, mums tiesiog išves tekstą, kad toks failas pavadinimu įvestas žodis neegzistuoja. Taigi, manau, susikursime atskirą puslapį, o šį puslapį paliksime ir tiesiog paieška puslapis, tarkim. Ir iš pradžių mums reikia susikurti paieškos formą. Taigi forma, action duomenys siūsim į index.php failą, į puslapį paieška 2, tarkim, ir metodas post. Dabar tuo labiau nieko neaiškinsiu, tiesiog jūs galite grįžti į praeitas pamokas ir ten pasižiūrėti, ką reiškia atitinkamas tagas ar atributas, bet ir tai čia ne HTML pamokos, o PHP pamokos. Todėl patys turite mokėti HTML. Taigi, ieškoti. Štai puslapis paieška. Štai čia įvesime failo pavadinimą, paspausime ieškoti ir jeigu failas egzistuoja, mums čia išves tos duomenys, taip kaip puslapyje peržiūra. Tiesiog pagal įvestą žodį. Taigi, antras puslapis paieška 2, nes mes jį siūsime duomenys ir pagal tos duomenys, tai yra įvestą žodį, ieškosime failo. Paieška 2. Paieškos rezultatas. Ir tarkim, dabar turime susikurti kintamai failas, į jį įvesti mūsų įvesto žodžio reikšmę, tiksliau laukelio failas reikšmę, kurią mes įvesime. Štai. Ir toliau sąlyga. Jeigu file exists, tai yra tiesiog, jeigu failas egzistuoja, grąžins tiesa ir tiesiog sąlyga vykdys kodą. Taigi failas yra failas.txt ir mums atvaizduoja failas rastas. Ir toliau būtent failo duomenys, tik dabar iš pradžių, jeigu jis neegzistuoja, mums išves failas nerastas. Ir taip pat turime apsaugoti, kad negalima būtų įvesti simbolių. Tai yra, įvesti simbolius bus galima, tačiau jeigu mes juos įvesime, mums iš įvestos reikšmės pašalins visus neleistinus simbolius. Tai mes padarysime pasinaudoję replace nuo A iki Z. Štai. Ir taip pat, iš pradžių pažiūrėkime į rezultatą. Tarkim, įveskime tekstą, spauskime ieškoti ir štai failas nerastas, kadangi mes įvedėme žodį asd, failas nerastas, nes
failo pavadinimu asd.txt neegzistuoja. Tačiau jeigu mes įvesime žodį ANB, tuomet mums turėtų rasti. Štai failas rastas ir dabar tiesiog galime atvaizduoti duomenis. Tai yra, iš pradžių mes turime nuskaityti visą tekstą iš to failo. Toliau sudėti viską į masyvą duomenis. Pasinaudoja explode funkciją ir panaikinę vertikalų brūkšnį. Ir toliau tiesiog atvaizduojame failą. Pasižiūrėkime, kokia ten tvarka. Peržiūra. Štai failo pavadinimas. Mūsų failas .txt. Toliau vardas. Ir vardas pas mus yra pirmas, todėl raktas 0. Boldas. Slapyvardis. Čia kintamasis. Duomenys 2. Berods. Taip. Ir amžius. Duomenys 1. Štai. Ir įveskime ANB. Štai failas rastas ir štai failo informacija. Failo pavadinimas anb.txt, vardas Robertas. Štai galime net pakeisti patys vardą, tarkim, į Tomas ir mums atvaizduotų Tomas. Tačiau susikurkime geriau kitą failą ir pažiūrėkime, ar tikrai viskas veikia su kitais failais. Tarkim, slapyvardis, tarkim, Tomas, vardas Tomas. Štai jūsų duomenys sėkmingai rašyti. Toliau puslapis paieška. Rašome slapyvardį, tiksliau pavadinimą Tomas. Spaudžiame ieškoti ir štai failas rastas. Ir to failo duomenis, tiksliau, štai, atvaizduoja viską teisingai. O jeigu mes pakeistume, mums failą nerastų. Na, tai tiek šioje pamokoje ir jau baigėme darbą su šiomis, sakykime, anketomis ir kitoje pamokoje pradėsime ką nors naujo ir dar įdomesnio. Na, tai tiek, laukite kitos pamokos, prenumeruokite pamokas ir viso.